Kas įkvepia pradėti domėtis gamta, medžioklę? Mano vaikystėje, kaip sakyti, toje stadijoje tėtis buvo medžiotojas, tai tu vis tiek matai tą pavyzdį visada ir tėtis tavo yra lyderis, šiek tiek susiję ir su genais. Kokius svarbiausius patarimus buvai gavęs iš vyresnių būtent miškininkų, medžiotojų? Kad beveik kiekvienas miškininkas turi būti medžiotojas iš esmės. Kada pirmą kartą teko laikyti ginklą rankose? Būdavo toks ritualas sezono pabaigoje, leisdavo iššauti iš medžioklinio ginklo. Kas dar įdomu būdavo, kad kepurė mesdavo. Ir į ją šaudavo? Į ją ten išmeta kepurė ir tada šūvis sušauni. Būdavo nukrenta kepurė, kiti jį nukritusi. Tai natūralu, jaunatviškas tas maksimalizmas kažkada gyvenime išblės ir aš tikiu, kad aš esu nepakeičiamas ir kažkada turi ateiti kiti lyderiai. Medžioklė? Tai daugiau nei tik senovinis instinktas. Tai ryšys su gamta, kantrybės išbandymas ir atsakomybė. Tai gyvenimo būdas, kurį ne visi supranta, bet tie, kurie supranta, niekada nepaleidžia. Ši pokalbių laida nėra skirta vien tik apie medžiotojus ar medžioklę. Čia kalbinsiu ir žvejus, gamtos fotografus, operatorius, kurie prisideda prie gamtos įamžinimo. Noriu, kad iš šitų pokalbių pasisemtumėte kuo daugiau, galbūt kažko naujo išmoksite, kažką naujo išgirsite. Tikiuosi, jog kiekvienas pokalbis jums atneš savitos naudos ir paspauskit prenumeruoti mygtuką, tai padės man augti, o tuo pačiu ir pasikviesti įdomesnių svečių. O dabar keliaukime į epizodą. Laimonai, medžiotojų bendruomeniai, manau, esi tikrai gerai žinomas žmogus ir jeigu pokalbį klausys plačioji visuomenės dalis, kaip save pristatytum? Tai jeigu liečia apie hobį, veiklą, tai gamtos puoselėtojas, medžiotojų ir žvejų atstovas, galbūt jų ambasadorius, kaip sakyti, balsas ir mintis atstovaujant juos, aistringas šitų veiklų galbūt mėgėjas, tiek medžiotojas, žūklė man šiek tiek, kaip sakyti, gal dabar jau tolimesnė etapus, bet pati pradžia vis tiek vaikystė prasideda nuo žūklės, nuo meškerės, nes natūralu teisės medžioti tuo metu dar negali pagal Lietuvos, kaip sakyti, įstatymus, bet tada pirmieji potyriai, pirmos emocijos tai būna žūklėje, būna kažkur vandens telkinys, kur netoli gyveni ir vis tiek kažkas tave lydi, palydovas, ten dėdė, tėvas ar dar kažkas, tai su žūklė tokios tos pradžios, medžioklė, tai pats jos potyris taip pat, irgi bent jau mano gyvenime, tai yra iš artimos aplinkos, iš šeimos narių, tai konkrečiai medžioja tėtis, vėliau turiu jaunesnį brolį, brolis medžioja. Ir taip ta pažintis vyko su medžioklė. Tai iš esmės, kaip čia pasakyti, ne tik kaip medžiotojas, kaip tas žmogus, kuris šaudo ir, kaip sakyti, gyvūnų populiaciją reguliuoja, bet iš esmės ir žmogus, kuris daugiau galbūt žino ir dabar iš esmės žiūri į tai giliau, daug plačiau, žiūri ne tik iš auditorijos pusės kaip medžiotojų, bet ir iš gyvūnijos, kaip ta gyvūnija būtų tvariai naudojama, kaip optimalios gyvūnų populiacijos būtų, tai tą reikia girdėti ir matyti ir piliečių, ir visuomenės požiūrį, ir jeigu ten matyti, kad kažkas negerai, jį stengtis pakeisti. Paminėjai vaikystę, tai žinau, kad esi kilęs iš Raseinių. Kas įkvepia vaikystėje pradėti domėtis gamta, medžioklę? Tai žinot, matyti visa aplinka ir gyvenimo būdas galbūt, nes pirminė tokia pastaba, kad teko gyventi greta miško visai, tai reiškia miestelio pakraštys, kur prasideda miškas, tai natūralu, kad vaikystėje visi žaidimai, visos slėpynės, visos gaudynės vyko būtent miške. Žinot, vaikai mes mėgstam, ypač berniukai, ten žaisti karą, laipioti po medžius, susikurti namelį medyje, tai viskas šitas išgyventa. Vėliau stovyklavietės, galbūt laužas, bulvių kepimas. Tai kai tu esi arti gamtos, tai tu ją kitaip matai, kitaip ją ir pažįsti. O giminystės, kaip sakyti, genas ar tas kraujas
jis tampriai buvo susijęs su pačiu medžioklės ciklu, tai natūralu, kad jau mano vaikystėje, kaip sakyti, toje stadijoje tėtis buvo medžiotojas, tai tu vis tiek matai tą pavyzdį visada ir tėtis tau yra lyderis ir vyresni žmonės tada yra lygiai tokie patys, šeimoje buvo ir dėdžių, ir tėtų dar medžiojančių. Tai ir visos temos sukasi apie tai ir galų galėtų matai tą procesą, dar kol vaikas tame negali dalyvauti, bet jau minimaliuose išvykose, kur yra žvėrelių globa galbūt, ploto apžiūra kažkokia tai, išvykos į plotus jau vaikai dažniausiai pamini, kaip ir šiais laikais. Taip. O pati jau medžioklė labiau gal buvo tokia patirta, tai jau vėlesnės stadijose, kai buvo 10-12 metų, jau tuomet išvykimai tokie palaipsniui, nesakau, kad dažni, bet į kiškių medžioklės, į paukščių medžioklės, kas liečia ančių, tuo metu ir slankų medžiojimo. Tai čia tėtis imdavo tave į medžioklės? Taip, kadangi, vėl, vaikui jaunam, ne kiekvienam ir kiekvienas medžioklės būdas yra priimtinas. Natūralu, jeigu tu esi per mažas, varėmenį nepaeisi, jeigu ten vyksta tykojimas naktį, tavęs neįsiveš, nes natūralu, ten jau paprasta diena, kitą dieną tau į mokyklą ar dar kažkur, bet tokios, kur ten trumpos, greitos, ekspresyvios medžioklės, kaip paukščių tik pavakarę iki sutemos, tai tikrai mūsų vaikus imdavo, ne vien tik mane, bet ir kitų klubo narių vaikai irgi lygiai taip pat dalyvaudavo. Ir natūralu, suaugę savo veikdavo, vaikai mes savo veikdavom, ten, žinai, parnešti kažkokią trofėją, sumedžiotą, surasti ten nukritusią antį, slanką, kaip pavyzdys kažkur tai žolėse. Tai va tokie tie poteriai ir buvo. Esi baigęs miškininkystę? Taip. Kas paskatino pasirinkti šitas studijas? Turbūt vėl šiek tiek susiję ir su genais, nes bent jau mano prosenelis tai buvo, kas žino Raseinius, tai Blinstrubiškių miškų tuometinis urėdas, ten tuo metu dvarininkija buvo dvaruose, kaip sakyti, ir miškininkai įsikūrę buvo ir dvaro miškus prižiūrėdavo. Tai va čia gal tokia, ta prasme, linija kilmės, miškininkų. Toliau draugų tarpe buvo, kaip visada, medžiotojų vaikai kažkaip būna anksčiau subrendę ir jie bendravo daug su vyresniais ir tas gyvenime duoda daug to bendravimo prado, nes tu esi daug drąsesnis, daug toks gyvenime norintis žingeidesnis, saviraiškos ta realizacija didesnė. Ką noriu aš tą pasakyti, kad mano tarpe daug vyresnių žmonių buvo. Tai būtent tie jau vyresnėji, kaip pavyzdys, kai jau man reikėjo rinktis 11-12 klasę maždaug specializaciją pagal profilius, pagal pasirinkamus dalykus, kuriuos egzaminus laikysiu, tai vis dėlto jau mano kai kurie kolegos buvo miškininkai, ne? Tai vat, nors ir tuo metu ten įgalėjai, ar kaip sakyti, žemiausio to sluoksnio miškininkai, bet jie padėjo, nes ne tai, kad padėjo, bet aš juos mačiau, kaip jiem morališkai gera dirbti tuose miškuose. Ir pats, kai tu esi nuo mažumės būtent arti tos gamtos, tai tas ir patraukia. Natūralu, kiti žmonės kaip lyderiai, kaip vedliai visada gyvenime veikia. Tu juos žiūri, nori lygiuotis ir nori kažko tai tapti. Tai matytas ir paveikia tą. O kita specializacija aplinkos apsaugos politika dar magistrantūra, tai jau po miškininkystės tiesiog racionaliai pasirinkta kryptis, kad pakeisti gyvenime specializaciją, kad būti kuo universalesniu, kas dabar tikrai man pasitarnauja dabartinėse pareigose, dirbant aplinkosaugos, gamtos saugos, tuo pačiu medžioklės ir žūklės klausimais. Nes aš šiai dieną medžioklę labai plačiai įvertinu, tai ne tik tais medžioklė gyvūnų pats medžiojimas kaip procesas, o tai yra gamtos ciklų perpratimas iš esmės ir gamtos sauginė dalis medžiojant tam tikras gyvūnų rūšis, o kai kurias net taip ir saugant. O studijų metais kokius svarbiausius patarimus buvai gavęs iš vyresnių būtent miškininkų, medžiotojų, kuriais galbūt ir šiandien vadovaujas? Buvo tokių visokių patarimų, bet matyt dažnesnis scenarius buvo, kai man tekdavo patarimus duoti, nes kaip tik buvau grupės seniūnas, tai natūralu to lyderystė mane lydėjo ir studijų metais,
Tai tikrai girdėdavau, ką sako dėstytojai, natūralu, artimesnį ryšį su jais turėdavau ir tu neždavai atsakomybę už visą grupę, tai ir su dėstytojais tekdavo bendrauti ir vat, kas paminėtina, dekanas labai miškininkų Edmundas Burkevičius gerbiamas, tai vis dėlto turėjo pats neeilinį ryšį, nes jis kažkur savęs nelaikydavo toli, o laikydavo arti studentų ir kaip lygių su lygiu bendraudo. Tai tą tikrai jutau ir va tą išskirčiau, kad tikrai ta dekano, kaip sakyti, linija, padrasinimas tikrai davė tam tikrą pridėtinę vertę. O natūralu, kad miškininkai studijuoja dažniausiai dinastijų vaikai, tai yra kartų iš kartų, ar tai senelis, ar tai tėvas, reiškia, buvo miškininkas ir ateidavo, tai būtent kurse ar grupėje tai buvo beveik pusė tokių, kurie tikrai turėjo tęstinumą ir beveik buvo ramus, kad jau čia, kai baigs mokslus, turės įsilavinimą ir dirbs toliau tais miškininkais. Kai mes kiti tuo tarpu, kurie neturėdavom visiškai giminystės linijos tenai, nežinodavai, kur gyvenimas nukreips. Tai taip ir buvo ir mano pati pradžia, kad taip dirbau ten miškininkystės specialistų, po to aplinkos apsaugos ministerijoje, reiškia, miškų departamente, vėliau valstybinių miškų urėdijoje, kaip dabar priėmiau iššūkį atstovauti medžiotojų bendruomenių. Šiai minutė esu tikrai nutolęs, bet niekada nežinai, kada prie to teks pagrįžti ir iš esmės tai yra ir pašaukimas. Galbūt gyvenime reikia užbaigti karjerą, nereikia įsikibus laikytis postų. Prieisim prie to dar. Tai toks mano požiūris šito klausimu. O tai koks patarimas būtent iš miškininko ar medžiotojo yra įstrigęs? Nėra patarimas, bet tokia, gal čia, nežinau, nerašyta taisyklė yra, kad vis dėlto, siejant su dabartinė veikla, manau, kad tenka dirbti su medžiotojais, kad beveik kiekvienas miškininkas turi būti medžiotojai iš esmės, nes jie geriausiai supranta gamtą, gyvūnijos ir augmenijos, galų gale medžių funkcionalumą, kad medžiomieji gyvūnai daro žalą, tai dažniausiai jie yra ir medžiotojai, ir nemaža dalis jų yra ir klubų būrelių vadovai, nes vis dėlto miškininkų supratimas apie gamtą tikrai yra pakankamai gilus, platus ir išsamus. Ne veltui miškininkystės studijų metu dėstoma ir pati medžioklė ir jau plačiau šiek tiek negu, kaip sakyti, bendrinis koks tai dalykas, nes pavyzdžiui, baigus medžioklėtyros kursus, jeigu tu išklausius iš esmės patį ciklą mokymo, tai šiai dienai tu turėdamas atestatą gali ne išklausyti kursų, o tiesiog pateikęs dokumentus eiti laikyti egzaminą. Tai tikrai daug ką pasako. Kad studijų metu medžioklės darė, bet medžioklėt yra skiria tam tikrai pusmetį vyksta kursai. Kaip pavyzdys šiais laikais per 2-3 mėnesius medžiotojas parašė ir tai jau yra gerai kaip per tokį laiką. O ten pusę metų, reiškia, vyksta akademiniai užsiėmimai, surinkamos tam tikros valandos, tikroji praktika atliekama vykstama į mokomosius medžioklės plotus, kur tu tikrai ir medžioklės procese sudalyvauji, jeigu turi teisę medžioti, bet jeigu neturi, tai ir varovų būni, ir žvėrių tempėjų, ir skrodimo procesuose dalyvauji. Tas, kas yra būtina. Taip, tai čia toks, aš sakyčiau, pats geriausias modelis, kai tampi medžiotojų visas patirtis išbandęs. Kada pirmą kartą teko laikyti ginklą rankose? Tai teko, matyčiau, čia senaties terminas, bet tuo metu ten jokio kriminalinio, tiesiog kai vykdavo šaudyklų varžybos ar pašaudimas į kažkokios taikinius, tai turbūt dar, kaip sakyti, ir nesulaukus pilnametystės, jau ten 16 metų tekę iš esmės iššauti ginklu, būdavo toks ritualas sezono pabaigoje. Reiškia, kai baigėsi medžioklė su varovais, tie, kurie mes jau ten medžiotojų vaikai, visą sezoną varydom, tai reiškia, šių vidų leisdavo iššauti iš medžioklinio ginklo, ten smulkiais išratais. Kas dar įdomu būdavo, kad kepurė mesdavo, tik neatsimenu ten detaliai kieno. Ir ją šaudavo? Ja, ten išmeta kepurė ir tada šūvis šauni, būdavo nukrenta kepurė, kiti į nukritusią, tai tokie atsiminimai, tai ir matyti. Tie vis tiek instinktai po to yra, nes vaikai tu visada gyvenime žaidži, tai
pats ginklą kažkokį įsidrožį darais. Aš atsimenu, kad lanką turėdavau įsidrožęs iš lankų, vis tiek kažką norėdavau daryti ir šaudyti. Kaip pavyzdys, tai pamenu, kai eidavau iš mokyklos, pavyzdžiui. Tai man neįdomu būdavo eiti tiesiog grįžus išlipus iš autobuso, eiti ten tiesiai namo. Tai aš eidamas, kadangi jau minėjau, kad gyvenau prie miško, tai tiesiog prasukdavau mišką, ypač kai pasnygė, pažiūrėdavau pėdsakus, tokį maršrutą turėdavau, takeliais tokiais apeidavau, kaip sakyti, nesavalinė, tai mokyklinė, bet apeidavau, apžiūrėdavau mišką, koks judesys, ar kiškis prabėgęs, ar stirna. Na, vėlesniai stadijų, kai jau ta medžioklė tampa tokia liguista, tai būdavo jau eini, jau medžiotojus mintise užstavidinėjai, va čia gera vieta, žemuma kažkur turėtų. Tiesiog vaikiškas žaismas toks buvo, eiti namo įdomiau. Tai va, tai būdavo, jeigu ne su autobusu grįžti, tai jau reikėdavo eiti nuo mano vidurinės mokyklos, tai reiškia 2 kilometrus, tai eidavau irgi pagrioviais, neidavau keliu, neįdomu, tai pagrioviais būdavo ten kažkokiu, reiškia, paukščių lizdų apžiūrėdavai, dar kažką, vat, būtent susieškodavai, vis tiek norėdavos kažko įdomaus patirinėti. Ar atsimeni savo pirmąją medžioklę ir koks tai buvo gyvūnas ir kokias emocijas sukėlė? Pirmasis gyvūnas buvo šernas, geriausiai tikrai atsimenu, turbūt įsimintiniausiai, nes vėliau, kai seka tų gausesnis gyvūnų sumedžiojamas, natūralu, kad nublanksta ir su laiku ir tas adrenalino kiekis, dopamino įsiskiriantis, jau neteikia, bet tas pirmasis kartas tikrai buvo išskirtinis, nes tuo metu ir lygiavamzdžių ginklų medžiojame, aš tapau medžiotu 2005 metais, tai ten buvo toks reikalavimas, kad 3 metus tu turi pamedžioti su lygiavamzdžių ginklu ir vėliau tik galėjai įsigyti graižtinį ilgavamzdį ginklą. Šito nežinojau. Tai ir čia visai, sakyčiau, nebloga patirtis, kadangi lygiavamzdžių ginklų yra ribotas atstumas, tada yra atsakomybė, kad tu net daugiau 45 ar kiek metrų galėtum sužauti galų gale ir ta pati orientacija. Dabar tai visi nuperka ginklą, nuperka taikiklį, mato kryžiuką, taškelį ir tai nori šaudyti. Ir ypač tai labai paprasta, jeigu pasidėjai kažkur bokštelį nuo atramos, tai sakyčiau netgi sudėtinga nepataikyti. O tuo metu, žinom, nuo atstumo priklausydavo, kiek kryptukas ar tas vadinamo muškė, kaip sakiau, užstoja taikinį ir tu turėjai įgūdžių vis tiek. Ir natūralu, kad tuo metu ir ne tik reikalavimas buvo, dabar yra reikalavimas tiksliau, kad kulka medžioti kanopinius, tuomet galėjai ir grankulkinius. Tai visos viliojimo vietos buvo tokiu, kaip čia pasakyti, ekstremaliu atstumu, 30-40 metrų atstumu, kadangi su lygiavamzdžiais medžiodavom. Tai tu turėjai būti vienas dalykas, ir jautrus, ir budrus, o parankinių priemonių, kaip dabar naktiniai monokliai ar termovizoriniai, nebuvo, jau nekalbant apie dabartinės, kaip sakyti, taikymosi modernės priemonės, tu tiesiog turėjai būti jautrus, budrus, tavo parankinė priemonė buvo žiūronai, jeigu tu jau jos turėjai. Tai va, ir kai ties gyvūnas per tokį atstumą buvo visai ir kitas efektas. Tai pirmas šernas buvo, kai dabar atsimenu, jis labai anksti išėjo. Dar tų paviliojimų, kaip dabar jau čia madinga visiems turėti, tai buvo dar tik pati pradžia, atėjo ta tokia maždaug iš natūralios medžioklės perėjo į tą priviliojimą maždaug į lokalią vietą, nes tuo metu ir žemės ūkis buvo kitoks ir žemdirbystė skurdesnė galbūt, tai ir tos mitybinės bazės gyvūnam buvo mažiau, tai tikrai eidavo į tas viliojimo vietas. Ir saulė leidosi ir toks lietutis vasariškas, reiškia, lyjo, gal buvo taip birželio pabaiga, tai būtent išėjus, aš sėdėjau stacionariam bokštelį tuo metu, tai apžiūrėjau, kad tai yra, reiškia, šerno patinas, gal 3-4 metų, tai tiesiog prisidėjus rankos kojos virpėjo, bet vat, kas jau tuo metu vis tiek buvo šaltas protas, padėjau truputį ginklą, nusiraminau, galbūt ten minutę, 2, nepamenu tiksliai, bet sumoju nusiraminau, tada paimu dar kartą ginklą, įkvėpiau, kaip reiškia, instruktuojama jau, nuėmiau prieš tai, aišku, nuleistuką ir atlikau šūvį. Tai, aišku, žvėris nekrito vietoje, ten gal 20-30 metrų pabėgo ir buvo sumedžiotas. Kai tuo tarpu tą dieną medžiau su vyresniais medžiotojais, tai jie dar net nebuvo užėmę pozicijų,
reiškia, paskambinus pasakiau, kad šerną sumedžiau, tai visi nustebo, nes buvo ir ankstyvas metas ir, kaip sakiau, ir tų šernų tiek nebūdavo. Tai čia buvo visiems šventė ir ten foto nuotraukos, kur ir po šiai dienai turiu, taip. Krikštė? Taip, krikščio. Ir čia galbūt ne visur tai primtina, dar krikštynuose, tai pas mus bent jau šerno pautus vadinamus reikia skepti. Tai buvo amžinatilis šiai dienai mūsų klubo medžiotas vienas, kuris žinojo tą receptą, tai mes ėjome šerno doroti, o jis paruošė tos pautus ir po to visi ragavom. Tai aišku, nedidelis kiekis, bet delikatesas ir pats procesas. Ir tų dalykų niekada gyvenime nepamirši, tą pirmąjį potyrį tikrai atsiminsi. Grįžkime truputį prie tavo darbinės, tiksliau buvusių darbų, tai gal galėtum papasakoti apie savo darbą Aplinkos ministerijos miškų departamento privačių miškų skyriuje. Na, žinot, čia viskas labai sausai pakankamai. Valstybės tarnyba dažniausiai yra biurokratinis darbas, tai yra, reiškia, su teisės aktais, su jų leidyba, su poįstatyminiais teisės aktais, su teisės aktų skaitimu iš esmės, tobulinimu, viešųjų privačių interesų galbūt tokių tenkinimų, nes kas liečia privačius miškus, tiek su Lietuvos miško žemės ir savininkų asociacija teko bendradarbiauti, bendrų tokių tikslų gal įgyvendinti, kaip pavyzdingai tvarkomas miško valdos konkursas. Tai visa ta teisėkūra, galbūt ir rašto atsakymas, kas tikrai šiandieną duoda tikrai tą pridėtinę vertę šitame darbe, kad tu žinai, kaip tie procesai vyksta, nes tu esi su jais susidūręs, žinai, kaip vyksta derinimai, žinai, kaip vyksta teisės aktų pakeitimų iniciatyvos, kaip reikia argumentuoti, kaip pasiekti, nes natūralu, kad valstybės tarnyba visada nori šiek tiek stagnuoti ar blokuoti procesus, nes sprendimo viršenybė yra pas juos. Tai aš šitą visą matęs, dėl to mes kryptingai ir kokybiškai dabar siekdami medžiotojų atstovavimo visada išlaikome aukštą galbūt kultūros lygį, tiesiog nenueiname kartais prie aštrios kritikos, prie čaižių įsireiškimų, iš esmės bandome įtikinti argumentais, kad būtent mūsų veiklai, kurią mes vykdome, yra reikalingi vienokie ar kitokie pakeitimai ir niekas apie juos geriau neišmano, kaip įgyvendintojai. Tai būtent medžiotojai ar žvejai, kurie tą daro. Tai tuomet yra labai paprasta ir lengva kalbėti su politiką formuojančiais asmenimis, lygiai taip pat su komisijų nariais, komitetų nariais, parlamento nariais, kada tu turi supratimą apie visą teisėkūrą, nes kartais net ir medžiotojų bendruomenė turi reikalavimus, kuriuos iškelia, kodėl ten neįsprendžiama, kodėl nepadaroma, tiesmukuoju tuo būdu, taip, bet nesuprantami, kaip veikia teisėkūra, kiek laiko yra imli, kad, pavyzdžiui, įstatymą inicijuotai reikia gyvendinti 4 stadijas, tai reiškia pateikimo Seime, diskusijas komitetuose arba komitete priskirtume, toliau pateikimo ir svarstymo salėje ir jau priėmimo. O po to dar, kaip visi čia supažino, reiškia, seka ir prezidento priėmimas arba atmetimas kaip veto. Tai šitos dalykus man būtent visą teisėkūrą, tarkim, įstatymų inicijavimo ir galbūt vyriausybės išvados yra būna reikalingos. Tai būtent aplinkos ministerijoje dirbant teko praktiškai susipažinti ir daug racionaliau čia atėjus galėjome imtis veiksmų. Kokie buvo didžiausi iššūkiai dirbant valstybinių miškų urėdijai? Pilnų pareigų neskaitau. Jo, miško apsaugos funkcijos iš esmės buvo už miškų apsaugą, iš esmės tarp Vilniaus ir Kauno, tai ėjo 3 savivaldybės, tai Kaišiadorių, Elektrėnų ir Trakų, ir ten tikrai turėjau pilną realizaciją, ką gali turėti, reiškia, miškininkystės išsilavinimą turintis žmogus. Veiklos barą turėjau, tai reikėjo užtikrinti administracinių nusižengimų įgyvendinimą iš esmės valstybiniuose miškuose, tai ir ne tik medienos apsauga, bet ir neteisėti veikla, pažeidimai, šiukšlinimas. O pavyzdžiui, kai žmonės važinėja su motociklais, keturračiais, nes irgi... Taip, miško paklotės jo gadinimas, miško trikdymas, miško lankymosi taisyklių pažeidimas, laužavičių, stovyklavičių įrengimas,
ne vietoje. Tai yra tikrai pakankamai plati veikla, kaip ir miško gaisrai, Taip. rekreacinių objektų, reiškia, administravimas ir priežiūros. Tai buvo keli veiklos barai, kuriem, vadinkim, teko vadovauti ir priešgaisrinė apsauga su priešgaisriniais automobiliais, tenai suformuotomis komandomis, su reagavimu, su miškų stebėjimo nuotoliniu būdu, reiškia, iš stebėjimo bokštų, pultų pagalba, reiškia, stebima 360 laipsnių spinduliu, kur 20-25 km spinduliu atsiranda galbūt gaisro galimas šaltinis. Tai ypač šiltuoju metų laiku tai buvo karštas metas. Toliau miško pažadas kaip miško lankytojo, ar tai galbūt taip ir eglučių toks, kaip sakyti, neteisėtas prieš kalėdas suaktyvėjimas buvo naudojamas, tai visa prevencija, kuri miškose, ir rekreaciniai objektai, jų priežiūra buvo ir meistrai, kurie prižiūrėjo, tai labai, sakyčiau, toks kūrybingas darbas, teritorija pakankamai nemažai ir aš tikrai turėjau savirealizaciją, kas man buvo labai sunku priimti sprendimą, ar aš dirbdamas, vadinkim, labai tokį pasitenkinimo darbą turiu jo atsisakyti, bet aš šitą iššūkį priėmiau iš esmės ryžtingai. Jeigu kažkas pastebėjo mane ir mato kaip potencialą galinti formuoti kažkokią tai bendruomenės atstovavimo politiką, kaip medžiotoja galbūt, kaip tam tikrą požiūrį turinti, tam tikrų patirčių, tai šiai dienai esu čia, kur esu, bandau maksimaliai dirbti. Atėjęs aš jau tuo metu, prieš 3-4 metus pasakiau, kad tai yra mano matyti techninė branda, kur jau turi ir pirminės patirtis, turi įžvalgas ir dar, žinai, kaip jaunas žmogus turi tą potencialą ir norą dirbti ir nudirbti. Tai visus kviečiau rajonės draugės, jų pirmininkus, tuo pasinaudoti ir iš esmės ne tai, kad kaip mano potencialo, kaip bendrų gėrių asociacijai. Kaip tavo patirtis šiuose srityse dabar padeda tau einant Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktoriaus pareigas? Tai abejonės, kad padeda, nes jau aš šiek tiek buvau užsiminęs iš esmės apie vidinės kompetencijas, kada tu jas turi, kada turi patirčių, nebūna panikos ir chaoso, kai reikia atlikti tam tikrus darbus, bet čia reikia turbūt paminėti, kad pagrindinė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos centrinės administracijos funkcija ir yra formuoti mūsų veiklos politiką, ar tai būtų susijęs su medžioklė, ar tai būtų su žuvūklė, tai yra nuoseklus darbas pirmiausiai su aplinkos ministerija, toliau su vyriausybė, toliau su Seimu, ir visom kitom valstybinėm institucijom, ar tai būtų aplinkos apsaugos departamentas, ar valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, o jeigu dar smulkiai, tai su galbūt ūkininkų asociacijom, miškininkų asociacijom, nes šį irgi darbas, tų santykių nuolatinis tobulinimas. Tai natūralu, kad duoda kompetencijas, kad tai duoda diplomatiją, kad tai duoda teisėkūros pažinimo procesą ir natūralu, kad tame tu ir mažiau klaidų darai. Kitas dalykas, kai tu esi taktiškas, kai tu esi aiškus, kai tavim gali pasitikėti ir galų gale, kai tu gali konsultuoti, turėti ekspertinę nuomonę tokią, tai yra aukščiausias taškas, kada tu gali duoti pridėtinę vertę ir kada tau duoda. Tai natūralu, kad ir tu turi kartais klausimų, kur gali atsiremti, kur gali pasikonsultuoti, kur pasitarti dėl įgyvendinimo strategijos ir kada tu esi tuos veiksmus suderinęs, tada tau yra lengviau iš esmės atstovauti būtent tą bendruomenę. Tai labai kompleksinis, sakyčiau, indėlis ir įnašas tiek valstybinių miškų urėdijoje, tiek jeigu vertinant aplinkos ministeriją, bendroje sumoje išdirbau iki 10 metų. Tai prieš tai dar teko dirbti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, būtent miškininkystės paslaugų grupėje, kur dirbome su struktūriniais ES fondais ir kas susijęs su miškų priemonėm, tiek miško įveisimos, tiek su kitom gyvendinamosiom ar aplinkosauginiam priemonėm. Irgi teko nagrinėti ir direktyvas, ir teisės
aktus, tai čia irgi davė tikrai pridėtinę tam tikrą vertę ir šiai dienai, kai susiduri su tarptautiniais teisės aktais, tu vėl juos moki visai kitaip išskaityti, daryti savo išvadas ir iš to priimti sprendimus, kas ir kaip yra. Iš tiesų, atsirinkant tikrą informaciją, o ne galbūt, kai būna kartais įsikeliant kažkokius, reiškia, nepagristus mitus ir bandyti visaip interpretuoti. Man interpretuoti nepatinka, man patinka paimti teisės aktą, pasinalizuoti, natūralu, kad teisės aktų skaitimas irgi reikalauja tam tikrų žinių, reikalinga ir teisinių. Taip, teisinės mano žinios yra bazinės vis tiek magistrantūroje, aplinkos apsaugos politika buvo pakankamai plati studijų kryptis. Na, bet dirbant komandoj mes turime tikrai pas ką pasikonsultuoti šiai dienai, tai teisiniai klausimai tikrai yra pakankamai padengiami, juolab mano pačio pakankamai jie suprantami yra. Tai kad papuoliau į valstybės tarnybą, tas galbūt biurokratinės pinklės, kaip mano asmenybė tokiai aktyviai, kartais gal ten ir nuolat visą gyvenimą dirbti būtų ir nuobodu, būtų už vieną ar kitą tik siaurą sritį būti atsakingam, bet visumoje davė labai didžiulį bagažą ir kapitalą šiandieniniam mano darbam ir vystymui ir natūralu, kad žmogus visada auga. Tiek augo tuo metu, tiek augo ir dabar reikia pripažinti. Tuo metu ir aš esu visada tos kaip čia pasakyti, bendruomenės žmogus toks, apie kurį irgi sukasi tiek vienoje, tiek kitoje toje organizacijoje, iš esmės irgi, kas susijęs su komandos formavimu, su jų sutelkimu, aš tas funkcijas turėdavau ir aš pats suprantu savo tas stiprybės, tik tiesiog dabartinė bendruomenė yra jau labai didžiulė, nes vis dėlto, kai kartais eina atstovauti bendruomenę, mes jau jeigu tu bendrai medžiotojų yra apie 30 000, žvejų 200 000, tai tu tiesiog tik tais atsakomybės sveri, nes kai tu turi už mažą dalį priimti yra viena atsakomybė, kai turi už bendrą, tai jin labai gyvenime turi būti pamatuota. Tai didesnės organizacijos, kai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kol kas nėra, aš nežinau, net ir partijų nors yra, ir jau nacionalinių ir senų, ir kaip sakyti, įsitvirtinusių, nėra tiek norių, kiek šiai dienai tenka atstovauti mums. Koks buvo tavo didžiausias tikslas pradėjus darbą LMŽD? Pirmiausiai, kadangi buvau 34 metų, kai buvau paskirtas direktorium, o tarp medžiotojų tokio, kaip sakyti, stereotipai buvo suformavę, kad vis tiek tai medžiotojai, tai garbaus amžiaus žmonės, dabar vidutinis amžius 60 metų, klubo vadovai vyresni, draugijų pirmininkai rajonų vyresni, o čia atėjo jaunas, aš tos ir skeptiškus, kaip sakyti, girdėjau nuotaikas, nusiteikimus, bet tiesiog buvo tokia ambicija įrodyti, kad gali ateiti jauni žmonės, kad gali keisti požiūrį, gali keisti situaciją ir svarbiausiai laikiausi savo tokių vidinių kanonų, kad būti skaidriam, būti politiškai aktyviam ir įgyvendinti tikrai tos siekius bendruomenės labui, bet nesivadovauti ankstesnių galbūt blogųjų pavyzdžių standartais. Grįžkim biškį prie lengvesnių temų. Kaip laikui bėgant keitėsi tavo požiūris į medžioklę? Evoliucionavo, tą reikia pripažinti ir ne vienam medžiotojui turbūt požiūris jis neišlieka toks pat, bent nežinau, koks tai turi būti neprogresyvus žmogus. Vis dėlto visko mačiau, tai šie metai yra 20 metų kaip medžioju, nesakau, kad tai daug, nes yra daug žmonių su stažu, bet kaip pats jau susimastai, kad 20 metų jau kai tu vystai šitą veiklą ir natūralu ta veikla yra pašaukimas gyvenimu, kur tu nėra savaitės, kad joje negyventum su savo mintimis, nėra savaitės, kad tu nevyktum medžioti, tai gyvenimo lyga ta lina, taip galim pripažinti ir tai reikalauja šeimos laiko, tai reikalauja asmeninio laiko, galų gale ir žinių ir sukauptų, bet tai ir yra gyvenimo prasmė, veikti tą, ką tu geriausiai išmanai, tai ką geriausiai nori ir kas tau geriausias emocijas teikia, ne? Tai evoliucionavau, tai tikrai mačiau ir to medžioklinio kamufliažo, kuris buvo apranga, jau apie ginklus minėjau, kad lygiavamžių tuo metu turėjom visi pradėti medžioti. Nebuvo labai įmantrių ginklų, natūralu buvo tozas, ižas iš lygiavamžių tuo metu populiariausias.
Jau jeigu paskui pereidavo į graišinius kažkokį tai Mauserį ginklą, ten, ne, kaip pavyzdys sako, tai jau buvo jau gerai. Bet tiesiog tas laikmetis buvo, kaip ir visas Lietuvos gyvenimas, toks skurdus ir palaipsniui augantis. Taip ir medžioklės veikla, ar tie inventorius ir priemonės irgi turėjo, vadinkim, minimalius tos poreikius. Na ir į medžioklę transportą, jeigu paėmus irgi dar tuo metu teko ir su viliukais vykti, ir su azais, ir su GAZ 66 ir turėjom, kur bendrai visi susėsdavom, nes tų visureigių nebuvo mada kaip dabar, kad čia yra komfortas vykti visiems. Tai viską tą mačiau, viskas tas turi žavesi, bet tiesiog ir tai yra tik atsiminimai ir sentimentai, bet kad progresuoja iš esmės pats visas procesas, tai taip ir turi būti, 21 amžius ir viskas palaipsniui augo. Tai turėjau jau tą pirminę stadiją, toliau antrinė tikrai buvo proveržis, kai buvau studentų, nes ir miškininkystės studijavau, buvo ir medžioklėtyros studijų kryptis, vadinkim, ir vykdavom į mokomasias praktikas, tai ten daug ko išmokdavom, kaip amžinatelis Pietelis sakydavo, mokomasios praktikos yra ne tik tam, kad išmokti, kaip reikia daryti, bet ir kad pamatytų studentai, kaip nereikia. Na, reiškia, kad ir klaidos organizavime būdavo, ir ne viskas tobulai, kažkas pasiklyzdavo, ir taip toliau, bet tai jau vėl davė pradą, nes ten buvo medžioklės trimitai, ragai ir taip toliau, jau tu ten matėjai, toliau viską tu nešis tada į savo kolektyvus. Ir aš jau, pavyzdžiui, tapęs medžiotoju, jau antraisiais metais, reiškia, gavau pasitikėjimą vadovauti medžioklį, kas nedažnas reiškinys būdavo. Po 2 metų. Vadovauti medžioklį, jai pilnai nuo ryto iki vakaro, su instruktažu, su užvedimu, su visos dokumentacijos pildymu, reiškia, turėjau tą gyslą, turėjau jau tą tokį, reiškia, įsireiškimą, kad tuometinis klubo vadovas jau man suteikdavo, tai aš moraliai irgi tą vertinu. Jau galbūt po kokių 7 metų ir galbūt ir po 5 jau tapau ir klubo valdybos narys, vienas iš valdybos narių, tai irgi tą potencialą. Tai pagarba buvusiam mano, kaip sakyti, gimtinės klubo pirmininkui, nes šiai dienai mes jau turime kitą pirmininką, bet aš matau, kad jis 25 metus vadovavo ir jau šiai dienai matau plačiai galiu vertinti ir netgi pagal šį laikmetį tikrai buvo demokratiškas, teisingas žmogus, puoselintis tradicijas, kai tuo tarpu kitur dar nebuvo nei apdovanojimų hierarchijos, nei galbūt tų medalių, nei nominacijų ar pagerbimų, tai tuo metu klube aš jau pas save mačiau ir ką pats galėjau irgi iš tam tikrų savo gyvenimo tarpsnių stengdavausi kolektyvą parnešti kaip naujovę, kaip dar kažkas, po to atsirado schemos varimų, kur kas stovės, visada augo, reiškia, tas medžioklės planavimo tempas, tai aš buvau vienas iš tų, kur gal tuo metu tikrai iš šono keistai atrodė, kad galbūt ir yra perspaustai, bet viską norėjos padaryti visiems, kad teiktų tas organizavimas ir kokybiškas geras suplanavimas džiaugsmą. Na, o jeigu jau taip dar neįsiplečiant vėlesnėse stadijose, tai davė ir darbas valstybinių miškų urėdijoje, kadangi ten teko dirbti ir su profesionaliais medžioklės plotais, užtikrinti ten ir apsaugą, ir kada vykdavo tos medžioklės ir dalyvauti tuose procesuose. Vėl padalinys irgi suteikdavo galimybę vadovauti vienai kitai medžiokliai, kurias susakydavo Lietuvos medžiotojai kaip užsakovai. Tai ten vėl naujų patirčių, kadangi ten tikrai profesionalumas yra ir technologiniai spindžiai iškirsti šaudymo varimuose, ir bokšteliai saugumui užtikrinti, be pagerbimo, tai iš vis nėra net kalbos, nevyksta tokias medžioklės. Ir visas pradas, jeigu taip, mano nuomonė, Respublikoje atėjo būtent iš profesionalių medžioklės plotų. Ir tas atėjo turbūt dar anksčiau negu aš medžiotojai 20 metų prieš, nes būtent iš vakarų tos tradicijos atėjo, reiškia, nes užsieniečiai važiuodavo į Lietuvą, tai natūralu, kad mes nebūtumėm kažkokie atsilikę, irgi turėdavom pilnai gyvendinti tos kultūrinius procesus, kurie po to persikėlė į Lietuvos medžiotojų klubus ir būrelius. Tai tokia ir buvo evoliucija. Ir aš pats kaip pučiu medžioklės ragą, vadinkime, esu vienas iš tų medžioklinės muzikos puoselėtojų. Kažkada teko baigti muzikos mokyklą, vėliau universitete gerbiamas Edmundas Bartkevičius, tuometinis dekanas, sudarė grupę, tai būtent aš tuo metu, kaip sakyt, gavau tą privilegiją dar su korepetitoriais pagilinti žinias ir išmokti trimituoti. Ir šiai dieną aš vykstu į medžioklę, lygiai taip pat nėra medžioklės, kad kaip vykstu su ginklu, taip ir trimitas lydi
mane, gal ginklą galiu pamiršti, bet trimito tikrai ne. Nes ne visada, ne vien tik pas save medžioja, bet kažkur vyksti, tai būtent jeigu tame kolektyve nėra trimito, tai nori ten atnešti tą muziką, kad jie išgirstų, kad jie pamatytų, gal juos sužavėtų, ateityje kažkas ar patys bandytų šitą amatą pabandyti, ar samdyti žmonės, iš esmės galimybių labai daug yra. Iš esmės reikia tik tais puoselėti tą medžioklės muzikos sklaidą. Tai tiesiog iš kiekvieno etapo, iš kiekvieno tarpsnio ar iš darbovietės, kur teko susidurti su medžioklė, kaip sakyti, tai ir tų patirčių yra. Ir visas vis tiek kompleksas kompetencijos šiai dienai susideda į vieną. O muzikos mokyklai, koks buvo pagrindinis tavo instrumentas? Pučiamųjų buvo, Pučiamųjų. Tai yra jo baritonas toks iš esmės, tai instrumentas. Ką atsakytum tiems, kurie kritikuoja medžioklę kaip veiklą? Tiesiog, ką galiu atsakyti, kad trūksta matyti žinių, matyti yra ir mūsų medžiotojų komunikacijos stoka, savalaikės informacijos ir švietimo. Tai faktas, kad mes turbūt nuo nepriklausomybės tam klausimui neskyrėm dėmesio, kad mes patys puikiai šią veiklos sritį išmanom, tai mes tą žinome, kad mes dalinomės socialiniuose tinkluose ar grupėse, ar Hunter LT tokia grupė buvo, mes tą žinome, bet visumoje, kad visuomeniai leistumėm kitaip pažinti tą medžioklę, tai tik keli šaltiniai, ne, buvo žurnalas, ne, kurį leidau Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugė Medžiotas ir meškeriotas, bet vėl jį skaitydavo tik tikslinė auditorija, Tauro rago laida ilgametė, ne, turbūt 25 metai kaip gyvoja, bet vėl ją pažiūri vis tiek tiksliškai, dažniausiai pasijungia jau medžiotojų grupė, na ir atsitiktinai matyti, ar sekmadienį pusryčiaujant pažiūri pagal turinį, ar sudomina ar ne, matyti ir mūsų piliečiai. Tai tiek mes šiai dienai tikrai galėjom tai tematikai skirti, bet natūralu, kad turi atsirasti ir kitų komunikacijos priemonių, laidų, šaltinių, kurios kalba ne tik apie medžioklę, bet kalbam juose apie gamtą, ne? Apie gamtos ciklus ir tada kažkur, reiškia, cikle yra būtent medžiotojo reguliacinė funkcija. Nes kada mes kalbam tik tais apie vien medžioklę, tai tikrai nesudomina nusiteikusių žmonių, nes jie vien tik išgirdė raktažodžius medžiotojas, medžioklė. Tai neigiamai labai žiūri. Tai aš tą noriu pasakyti, kad mes turime, ir dabar žiūrėkime, mūsų visos priemonės ir vaikai, ir kitos socialinės akcijos yra nukreiptus būtent į visuomenę, kad kuo labiau galėtų pažinti tą medžioklę ir gal nesakyčiau labiau medžiotoją. Nes labai žmonės gyvenimo masina, jie patys, jeigu yra įdomus, jeigu jie moka perteikti, jeigu jie turi draugiškumą, tai ypač bendruomenių šventėse, ką mes ir darom, ten dubenėlius ir ribos vaišina, tai jau irgi yra pritraukimo, kaip sakyti, kryptis. Kaip tam paprastam piliečiui gal suteikti kažkokių gurmaniškų skonių, kur gyvenime neragavę. Ir šiaip dubenėlius ribos yra sušildantis efektas toks, ne? Ypač žiemą. Ypač žiemą, tai taip, atrodo minimalus paprasti dalykai, bet jie kuria medžiotojų bendruomeniai pridėtinę vertę. Kokia yra didžiausia klaidinga nuomonė, kurią visuomenė turi apie medžiotojus? Stereotipai aš juos pavadinčiau ir jie yra vis tiek nuo ankstyvųjų laikų. Mano ir tavo karta, mūsų amžiaus tikrai sunkiai tą supranta, bet aš kalbėsiu apie atsakomybę ir kalties prisimą, kad kiekvienas medžiotojų bendruomenės narys mes ją turim prisimti. Tai vis dėlto yra nuo posovietinių laikų iš esmės tapatinama medžioklė su išgertuvėmis, su alkoholiu, su kažkokiu nepotizmu, aukšto rango žmonių susitarimais ir taip toliau. Tai sunku tikrai tą paneigti iš esmės. Šiai dienai aš matau, kad bent jau jaunoji karta, ta, kuri ten prieš 10-15 metų įgijo medžioklės teisę, jie tikrai to netapatina. Kultūros dalis, kaip alkoholis, kaip taurė vyno, pasisėdėjimas medžiotojų namelėje, medžiotojų kažkokioje menėje, reiškia prie vakarienės pagamintos iš žvėrienos, prie židinio ir kaip bendravimo forma, tai yra neatsiejama. Pajokausiu, kad net ir bažnyčioje kunigas šventą vyną išgeria gurkšnelį ar antrą.
Taip, tai neturi būti lėbavimas iš esmės, ne, nes tas įvaizdis, kai mes esame, užsirengėme medžioklinę formą, užsidedam ginklą ir išeiname iš namų ir grįžtame, kokioje stadijoje mes grįžtame, visi mato visuomenę, mato laiptinėje, mato vaikai, iš esmės tą ir susiformuoja. Tai jeigu mes taip elgiamės, grįžtame pro medžioklės kažkaip, ne taip, kaip turėtumėm grįžti, tą demonstruojame, dar įsireiškėme, tai tikrai nėra matyti priimtina. Toliau socialinė medija ir nuomonės formavimas žiniasklaidos irgi nėra teisingas, nes vienas kitas negatyvus atvejis iš karto nubraukė daug gerų darbų padarytų. Tai kompleksiškai tai yra vis tiek nuo senų laikų ir matyti ir ta kontrolė anksčiau buvo minkštesnė ir daug praslysdavo, bet žiūrėkim, keičiasi apskritai visa visuomenė, visais drausminiais atvejais. Čia noriu paminėti vairuotojų neblaivių automobiliais turbūt anksčiau irgi daug vairuodavo, nes daug sau leisdavo, būdavo galbūt ir mažiau policijos, jiem tolerantiški gal buvo, gal korupcija ta buvo ir to nepaneigsi, bet prie įpročių viskas privedė, administracinės nuobaudos, toliau diržo užsėdimas vairuojant, tai, bet šiai dieną neišvengiam tų nelaimingų atsitikimų, kaip bebūtų gaila, ar neblaivių vairuotojų, ar šiaip nedrausmingų eismo dalyvių, taip ir bendruomenė, mes nebus gyvenime turbūt ir ne viena šalis turbūt taip neišvengia, kad nebūtų ar tyčinių, ar netyčinių pažeidimų. Taip, jie labai, kaip sakyti, žemina mūsų bendruomenę, ypač skaudus neatsakingi atvejai, kada elgiamasi su gamta brutaliai, naudojant neleistinus būdus, neleistinas priemonės ir dar apsvaigus. Kaip pastaruoju metu tokia informacija čia vis pasirodo, kad tendencingai daugėja. Tai turėtumėm jausti visi kolektyvinę atsakomybę, aš čia norėčiau pasakyti. Iš esmės yra metas, kada vyksta medžioklės procesas ir tai turi būti sausa taisyklė iš esmės alkoholio vartojime, o yra metas, kada yra po medžioklės, kada ginklai yra dėklose, kada ginklai yra galbūt jau ir laikymo vietose, iš esmės tada galima susėsti ir aptarti ir tai irgi yra medžioklės kultūros dalis. Didikai, bajorai vis dėlto irgi grįžę į savo dvarą, irgi susėsdavo ir nebūdavo, reiškia, puotos ar pasisėdėjimo be medžioklės. Nes jeigu eitumėm vien tik tais medžioklės procesui, kaip tą gyvūną persekioti, perprasti, sumedžioti, būtų tikrai neįdomu. Po to yra ir emocijų pasidalinimas, ir visas intelektas, ir žmonių kultūros dalis, pats bendravimas. Ir anksčiau, aš sakyčiau, matyti medžioklė buvo tik inteligentijos susijėmimas. Dabar medžioklė yra prieinama visiems ir visom socialiniam grupėm. Tai anksčiau tą medžioklę galbūt kuruoti ir buvo lengviau, nes visi turėjo vieną vardiklį. Dabar šiandieną reikia vieną sujungti visas socialinės grupės ir jas visas suprasti, ypač juos atstovaujant. Reikia suprasti, kad viena klasė žmonių nesupras kitos klasės, trečia dar kažko nesupras, mes vieni su kitais nesusikalbame. Tai yra didžiulė. Tai kaip sakyti, protingas visada patelės, o kvailas jis ir leptels. Tai aš šiandien tą matau ir socialinėje erdvėje. Kada mes medžiotojai elgimės negarbingai vieni su kitais, ne taktiškai, ne diplomatiškai, bet atsiminkim, kad ten mus seka ir kita visuomenės dalis. Ta, kurie atėjo į smalsumą pažiūrėti, kas tai per medžiotojai. Ir pamatė vieną kitą įsireiškimą ar mūsų nesutarimą vienais ar kitais klausimais ir sako, kaip mes visuomenę pripažinsim ir gerbsim medžioklę ar jos būtinybę, reikalingumą, kai bendruomenė pati viduje nepagarbiai elgesi ir patys savęs negerbia. Tai tiesiog čia atsakymas, kad mes turim būti žvalgesni, budresni. Ką reiškia būti etišku medžiotoju 21 amžiui? Orientuotis ne tik į medžioklę, ne tik į medžioklės patį reiškinį kaip sumedžiojimą, nes žinote, išvykus į medžioklę tu kas trečią, kas penktą kartą gali gal tik tais nuspausti nuleistuką, nes natūralu ribojo gyvūnų rūšių gausa, plotų specifika, medžioklės terminai, bet ir pati žaviausia dalis. Natūralu, reikia dar paminėti, kol tu esi šviežias, esi naujas, tu visada nori to šūvio. Ir visi esame šitą išgyvenę ir aš pats esu išgyvenęs. Natūralu, kad ir sumedžiojant atrenkant atrankinį gyvūną pagal amžiaus grupės ir klaidų, bet tai yra adrenalino galbūt tam tikras irgi veiksnys. Bet visumoje yra pats žaviausias klausimas ruoštis medžioklei iki tol.
atlikti įdirbį, stebėti plotus, stebėti galbūt nusižiūrėtą objektą individą, ten įsirengti biotechninę priemonę, ar laikiną, ar stacionarę, jau čia nuo tų galimybių priklauso iš esmės pasiruošti, jeigu tai yra galbūt ir kažkoks ar viliojimo būdas, ar dar kažką. Vat būtent tas pasiruošimas, toliau siekimas to sumedžiojimo objekto, ne individo, sumedžiojimas, toliau dorojimas ir galbūt, kaip ir čia mes jau kalbėjom, ir pasisėdėjimas, žvėrienos ragavimas, kas yra subproduktai, ten kepenėlės, širdis ar dar kažkas ritualas yra, jeigu nereikia ligų kažkokių tirti ir nustatyti po medžioklės. Įsikepti tai ir vykimas namo su ta emocija, po to trofėjaus paruošimas teisingas, galų gale nenumetimas kažkur sandėliuke, malkinėje ar dar kažkur. Vis dėlto lietuviai tai yra trofėjiniai medžiotojai, nes ta prasme medžioklės rūšių įvairių būna, bet aš sakyčiau, kad tikrai yra tas motyvas trofėjinis, tai turi atrasti kažkurioje menėje, pirtyje ar dar kažkurioje erdvėje, kad garbingai būtų pakabinta, ne tik nunešus į apžiūrą, įvertinus tinkamumą, grįžti ir jį kažkaip nepagarbiai. Tame dar yra ir paruošimas, kad kaukolė vis dėlto turi būti nubalinta, mėsos audiniai nuimti, nes čia viskas labai kompleksiškai ir jeigu einant dar iki detalių, tai kaip tu elgiesi, kaip tu esi apsirengęs, kaip tu save reprezentuoji, koks tavo ginklas, kaip atrinktas kalibras, ar kalibras leidžia pagal žaulis energinę, iš esmės, gali leisti tą gyvūną, tai kaip ir tu supranti, kaip skaitai literatūrą, kaip domiesi, kaip esi bendruomeniškas, kaip įsitrauki į kolektyvo veiklą, į visuomeninę veiklą. Tai yra labai labai platu ir aš ką minėjau, tai yra gyvenimo būdas, kur jau tikrai tie medžiotojai iš pašaukimo, kurie tuo gyvena, įtraukia ir savo šeimos narius, natūralu, tame dalyvauja daug, ypač visuomenim, kažkur veiklose susibūrime, tai dalyvauja ir žmonos, ir vaikai, ir tada jie labiau supranta tą medžioklę, supranta vyrą, o vyras visada turi realizaciją, čia, kaip sakyti, nuo prigimties medžioti, tik tuo metu buvo dėl išgyvenimo, kad šeima turėtų maisto, kad šeima turėtų kur pasislėpti, ten nusikloti kažkokią jurtą ar dar kažką. Ir šių laikų medžioklės funkcionalumas keičiasi, labiau yra reguliacinis, bet visumoje prigimtinis dalykas kaip šauksmas, kaip vyro realizacijos, reiškia, medžiojant, jis išlieka. Kaip gimė idėja sukurti 24 faktus per 90 sekundžių apie medžioklę? Tiesiog, kai jau matėme, kad visuomenė labai nesupranta, įvairių interpretacijų yra, o medžioklė labai reglamentuota veikla ir visi labai įsivaizduoja, kad medžiotojai elgesi kaip jiems patogu, kaip jie nori, kai medžioja, kaip sakyti, kaip ir užsiminėja kaip ir kita veikla, ne? Tai labai reikėjo aiškaus ir koncentruoto atsako, kodėl ir pavadinimas toks yra, reiškia, įtraukiantis, kad 24 faktai per 90 sekundžių, nes jeigu tai bus ilgas straipsnis, įsireiškimas nelabai tu sudominsi iš esmės, o faktų skaičius byloja, kad tikrai turime daug ką visuomeniai pasakyti ir juos informuoti ir aš neabejoju, kad iš to viešojo pranešimo daug atsakymų gavo ne tik visuomenė, bet gavo ir patys medžiotojai, nes atsiminkim, kad medžiotojų įvairių lygių yra ir žinių, ir kompetencijų, ir suvokimo. Tai tokių blitz informacinių pranešimų turi būti daug, būtent reaguojant į visuomenės nuomonę. Čia šities, reiškia, pranešimai buvo susijęs su visuomenė, kada buvo medžiojama urbanizuotose teritorijose ar greta jų, tačiau reikia žinoti, kas reglamentuoja, kokiu atstumu, kokia, reiškia, visa medžioklės planavimo eiga, kokia dokumentacija ir kad čia išgelbėti medžiotojus, kad jie niekur nesislėpia ir kad tai buvo teisėta medžioklė. Tai būtent reaguojant mūsų ir yra tikslas, kad būtų tokia komanda stipri, kad išmanytumėm viešuosius ryšius, kad būtų komunikacija, reiškia, savalaikė ir kad mes būtumėm 2 žingsniam prieki. Tik pajautę visuomenės dvejonę, aplinkosauginę kažkokią dalį, kad kažkur traktuojama, kad gintumėm medžiotoją. Nes natūralu, kai pereina į nacionalinę jau žiniasklaidą, informacija jau
pačiam asmeniui apginti savo teisėtą galbūt veiksmą ar interesą, ar kolektyvui, ar klubui yra sudėtinga. Dėl to čia turi reaguoti automatiškai juos atstovaujančia asociacija, išeidama ir viešai pareikšdama detalę situaciją, kad tai nėra kažkoks nuslėptas faktas ir kad tai tiesiog yra žinių stygius. Žinių stygius ir galbūt medijos dezinformacija. Ir anksčiau, jeigu leisdom žiniasklaidai, kad viską rašytų, žiūrėkit, naudoja netgi ir vaizdinę medžiagą, ne su tuo susijusią, net ne lietuviškus gyvūnus. Ir jeigu rašo, yra pažeidimas, rašo medžiotojai pažeidė, nors ten nėra teisės neturintis medžioti asmuo, tai reikėtų tokius atskirti, nes supranta, toks įsireiškimas iš karto meta dėmę ir šešėlį ant medžiotojų bendruomenės. Tai sunku tą prisijimti, kai nemedžiotojų bendruomenės narys tą padarė. Ir mes esame už tokių pažeidimų atsakomybės griežtinama, kada brutaliu būdu su kilpa ar su neteisėtų ginklu yra nusižengiama ir vandalizmas įvyksta prieš gamtą. Mes kaip tik esame gamtos sargai, kurie suinteresuoti, kad mūsų Lietuvos šalies fauna būtų naudojama kaip įmanoma teisingiau. Galų gale visi Lietuvos medžioklės plotai, kuriuose galima vykdyti medžioklę, yra priskirti atsakingam kolektyvam. Tai kolektyvai saugo ir tausoja savo gyvūniją. Tai natūralu, kad jie yra pirmasis pranašas, kuris užfiksavęs pažeidimą informuoja. Taip, kad ta neteisinga informacija tikrai mūsų skaudina ir mes nebetylim ir nebetylėsim ateityje. Kokį poveikį tavo manimu daro medžiotojų švietimas visuomeniai? Matyt, lėto daro. Reikia pripažinti, kad visuomenės indeksas, kurį mes vis pristatom, kad jis yra žemas mūsų atžvilgiu, kad reiškia, kad neigiamai daugiau vertina visuomenės medžiotojų veiklą negu teigiamą, tai yra skaudinantis. Jeigu žiūrėti į Europos vidurkį, tikrai jis yra 70 ir daugiau, kai kurių šalių netgi siekia ir 90-95%. Tai mums yra tikrai daug kur pasitemti, mes tam neturėjom jokių priemonių, nei vienas neįdėjom, apart gal vienų kitų tokių iniciatyvininkų. Ir jaunoji čia karta buvo prieš kokius 5 metus ir mitingus sudarė, kad ginti savo teisės, taikius, gražius pasisakymus ir gerai, tai buvo pabudimas, bet matyt dar nepilnas, dabar matyt bendruomenė yra sužadinta ir natūralu, kad priemonių kompleksas visada veikia. Niekada nesuveiks vienas reiškinys. Hubertas taip yra labiau ir mūsų orientuotas, bet mes tik tiek, kad kviečiam plačią visuomenę, kad kviečiam sudalyvauti, kad pamatyti mūsų veiklą, bet tai duoda tikrai teritorinį arba bent jau tos apskrities efektą. Ne? Na ir toliau komunikacija, kurią mes paskleidžiame. Bet visumoje mūsų tikslas, kad standartizuotai ir sistemiškai kiekvienas rajonas įgyvendintų priemonę. Ar švietimo priemonė rajoninėje žiniasklaidoje, ar socialinė kažkokia akcija, ar su miškininkais, ar su maltiečiais, ar su karitu, kad tai veiktų pilotiškai, nes ką reiškia daryti per Lietuvą vieną masinį renginį ir ką reiškia daryti visuose rajonuose. Ne? Tai mes turime tą šiandien stiprybę, kad Lietuvos medžiotojų žvejų draugija turi teritorinės atstovybės, ne kaip jos beje vadintųsi, ar skyriais, ar draugijomis, ar sąjungomis, bet mes turime prieinamumą. Tik reikėtų tai, kad ten tikrai visi vienodą iniciatyvą turėtų, nes yra labai skirtingi. Vieni nenori jokių priemonių ir tai priima kaip perteklinį darbą ir sako, kam to reikia, nes kam to reikia mes visą gyvenimą matėm, kad niekas nedavė tas tyla ir ramybė jokio rezultato. Tai dabar reikia visus įtraukti, įveiklinti taip, kad daugiau ar mažiau mes bendrai konceptualiai atliktumėm. Tada, kai bus medžiotojas prisilietęs prie tos priemonės ar akcijos, jis ir pats pilnavertiškai jausis, kad štai kažką šiai dienai padariau, kad medžiotojų bendruomenės įvaizdis būtų geresnis ir aš pradedu nuo savęs, o nereikalauju iš kitų 2, 3 ar 5 ar 20 Respublikoje esančių žmonių, kad sukurtų man gerą įvaizdį. Prie įvaizdžio turime visi prisidėti elgsena, priemonėm ir bendromis veiklomis. Ir kada bus, jau aš manau, yra sužadinta bendruomenė, kada bus bendras susitelkimas, tai bendros ir priemonės veiks. Tik reikia šarvuoti kantrybę, mums lietuviam visada norisi greito efekto. Taip. Natūralu, mes esame maksimalistai, aš ir pats esu prie tokių, bet reikia žiūrėti į procesus labai natūraliai. Jeigu mes per metus padidinsime savo vertinimo palankumą 2-3%, tai tikrai bus jau darbas. Na ir ilgainiui, jeigu mes turėsime ilgalaikį tikslą, mes iki 30 metų
taip galvojame, kad reikia pasiekti tą galbūt 70%, nepasieksime, tenkins tikrai 60%, bet turime keisti visuomenės nuomonę. Nes medžioklė pakankamai sudėtinga veikla ir mes apie gamtą daug žinių turim, joje būname, bet mes nesiorientuojame į tų žinių pasidalinimą, vadinkime, ne? Aiškinimą, kantrybę galbūt pateikiant, nes aš taip visada pradedu aiškinimą, kad medžioklė labai aiškiai reglamentuota veikla ir po kol kas nežinau taip aiškiai ir tiek įstatymų, tiek taisyklėmis reglamentuotos veiklos, kur administraciniai nusižengimai labai užima dalį. Tai nėra, kad tu esi žvejys, įsigijai per Alis bilietą, išvažiavai į artimiausią telkinį esantį prie Vilniaus, pasikvietei draugą arba nepasikvietei, jau pats gali nuspręsti, nes žvejyba yra labai individualus užsiėmimas. Medžioklę aš vertinu, kad tai yra kolektyvinis iš esmės. Tai ir žuklauji, ten yra žuvies, nėra, tu leidi laiką ir tu esi labai neribojamas. Toliau gali vykti į kitą rajoną, dar kažką. Medžioklė yra labai teritoriškai pririšta. Žinom, kad priklausyti asocijuotam, reiškia, dariniui nėra taip ir lengva, o ten priklausant toliau yra visa mokestinė dalis ir pats, kaip sakyti, veiklų spektras yra labai didžiulis. Ir mes ten darydami, globodami gyvūniją, biotechniniai gyventi, dabar aišku einam ir miškus bandom sodinti, ir inkilus kelti, ir repelentus stepti. Niekas to nepamatys, jeigu mes susigniaužę tą darysim. Taip. Ką aš pajutau čia atėjęs į draugę, tai iš esmės komunikacijos prieš tai būdavo irgi, gal vienas kitas klausimas tikrai daromas sprendžiamas, bet padaromas ir jis yra neiškomunikuojamas. Tai taip neturi būti iš esmės. Turime vertinti savo darbą, mokėti jo pasididžiuoti ir parodyti gerasias pusės. Reikia mokėti, parodyti tikrąją medžiotojų funkcijų esmę. Šiai dienai viskas eina į mediją platformas. Kaip galvoja, ar medžiotojo ordinas neturėtų būti skirtas ir medijos kūrėjams? Šią dienai medija yra negailestinga, aš galiu pasakyti. Formuojasi matyti santykiai, nuomonės formuotojų yra, tarp kiekvieno medijos šaltinio yra konkurencija, kuris bus pirmas ištransliavęs tam tikrą žinią. Jo, čia yra tas. Yra tas clickbait, laikų reiškia rinkimas ir ne visada garbinga. Aš matau, kad mūsų medžioklės medija irgi į tai perauga, tas nėra faina, nes nuomonės formuotojų nėra daug, norėtųsi, kad jie nesigrumtytų, nesistumdytų vieni su kitais. Panašiai yra medžiotojų asociacijos lygiai taip pat. Kiekvieni nori rodyti savo galios centrus, vieni pajėgus, kiti mažiau pajėgus, bet visi vis tiek laikosi savo identiteto iš esmės. Tai reikėtų, kad tas ilgainiui tikrai įsispręstų, nežiūrėkit, mes dirbam vienu vardikliu, ne? Jeigu iš tikrųjų dirbam, tai dirbam dėl bendruomenės, ne? Taip. Ir ne dėl asmeninių siekių, ne dėl asmeninių autoritetų, o dėl to, kad iš tiesų bendruomenė pajustų, kad yra padaromas rezultatas ir kad yra iš esmės klausimai sprendžiami, o ne klausimų imitacija. Tai aš nenoriu labai siplės, bet gaila, kad yra kartais taip ir trūksta tos kokybės. Tai mano devizas iš esmės vėl ilgainiui per kokybės klausimus medžiotojų bendruomenei duoti suprasti, kas yra kas ir kas ką gali nuveikti iš esmės. O medija, jeigu taip, ordinas taip, aš suprantu, bet jeigu vienas, antras, trečias tendencingas straipsnis ar video, vis dėlto visada nuoseklumas turi būti. Ir natūralu, kad tai turi būti ir laiko prasme tie rezultatai geri, ir galų gale ir temos teisingos, ir toliau ordinai gali tik skatinti. Iš esmės pati ideologija, kad teisinga informacija pakliūtų į tą. Ir jeigu kalbant ne apie vidinę mediją, kuri yra medžiotojų bendruomenės, tai kalbant jau apie nacionalinę, ne, apie didžiuosius portalus, Lietuvos Rytą, Delfi, toliau apie nacionalinės visas televizijas imtinai, tai vis dėlto aš jaučiu, kad pradeda atsirinkti žurnalistai ir žiniasklaidos priemonės tikrą informaciją. Natūralu, mes tam skirime daug dėmesio, kreipiamės į juos, deklaruojame savo viešąją poziciją ir kai viešieji pranešimai išeina, tai išeina iš mūsų, nes jie būna parengti. Ir džiugu, kai jau grįžta, reiškia,
žurnalistai ir tiesiog kartais klausia apie gyvūniją. Gal galit pakonsultuoti, galit painformuoti, gal galit patikslinti informaciją. Reiškia, bijo skelbti tikros netitinkančią informaciją ir jau atsiklausia. Tai yra tikrai siekiamybė ir reikia vienas dalykas ant to neptikti, nes jie nėra nei gamtininkai, nei dar kažkas, nei gamtos tyrinėtojai ar žinovai, juolab nesupranta jokių medžioklės procesų. Ką mes čia darom, tai tik mums atrodo aišku. O medžioklė, kaip minėjau, sudėtingas pats procesas, tai reikia tiesiog jiems skirti laiko, skirti esminiam dalykams supažindinti ir jų tada pasaulėžiūra visai kitokia. Ir tada su pagarba žiūrės galbūt. Bet po kol kas atstovavimas tik yra lyderysčių klausimas, kas yra veidas, kas kalba, kai tuo tarpu turėtų būti daugiau šalyje medžiotojų, kurie gali ateiti ir medijai duoti teisingą komentarą. Tai šiai dienai aš matau, kad informavimo šaltiniai po kol kas įsigryninę pagal tam tikrus veidus ir jų įvaizdį tą autoritetą. Ir įsivaizduoja taip, kaip aš šiai dienai kalbu, taip, kaip aš atrodau, taip, kaip atrodo mes vadovybė, kaip kalba mūsų pirmininkas, taip jie ir įsivaizduoja, kad visa yra bendruomenė. Bet kartais mes kalbam apie bendruomenę gražiai, stengiamės pateikti, bet poelgiai yra priešingą efektą duodantis, dėl to mums tikrai kelia susierzinimą. Tai čia aš dar kartą miniu kolektyvinę atsakomybę. Kaip atrodo tavo įprasta diena? Ar turi kažkokių ritualų? Kaip bebūtų, matytų dabar 3 metų laikmetis tikrai pagrindinė veikla, darbas su medžiotojais labai daug ir ne tik darbo laiko sąnaudų, aš jau neskaičiuoju, kas yra ne pagal darbo kodeksą, bet kas yra darbo laikas po darbo valandų, renginiai, susitikimai, susirinkimai, toliau savaitgalio laikas, visi tikrai nori to dėmesio, kad aplankytumėm rajonus, draugės. Na tai kaip bebūtų, ritualai reiškia keičiasi. Jau minėjau, kad ir mažiau medžiokliai lieka, tada automatiškai mažiau ir šeimai. Tai rutina labai tokia, kaip sakyti, rutiniška, rytinis atsikėlimas, žmona dažniausiai vaikus suruošia, aš tik pagelbėjau juos nuvežti, vykimas į darbą, jau vyksti su mintim ir ką darys ir apie darbus, pilnas įsijungimas. Tai susitikimas, tai pasitarimai, tai nuotoliniai pasijungimai, tai darbų sisteminimas, reiškia elektroninių laiškų atsakymai ir visa veikla, jau nepaisant ten renginių organizavimas, veiklų organizavimas, na ir tiesiog tada jau vakarinė dalis, jeigu pavyksta grįžti laiku, tada natūralu, kaip šeimoje vakarienė, vakarinis susėdimas, aptarimas, reiškia kažkokios informacijos peržiūrėjimas viešuosius, kas per dieną įvyko, žinių pažiūrėjimas, na, tiesiog vėl ankstyvas ėjimasis gultis, kiek išeina miegoti, vaikų surašymas miegų ir ėjimas miegoti, tai viskas tai pakankamai rutiniškai ir greitai visiems, kaip ir visiems žmonėms vyksta. Tai negaliu pasakyti kažkaip, kad visa ta rutina yra išskirtinė ir savo kažkokių čia gali leisti nuokrypių, nes kai turi vaikus, yra jų būreliai, jų užimtumai iš esmės ir tai esu dėkinga žmonai, kiek jie tikrai leidžia man realizuoti savo darbe ir kiek, vadinkim, dengia tų funkcijų, kurios aš kaip tėtis tikrai turėčiau atlikti ir čia jaučiu tikrai tą, kad deficitą būtent ir vakumą šitam klausime aš sudarau ir visada nusiteikiu taip, kad pasieksim tokį tą lygį, kad iš esmės nuveiksim darbus, stabilizuosis visa medžiotojų bendruomenės padėtis, bet kaip neateina, taip neateina. Ta minutė yra akimirka, kaip sakyti, ir kaip sako, gyvenk šią dieną, negyvenk ateitimi, bet pakol kas taip nesigauna. Ar tavo šeimoje esi tik tu vienas medžiotojas, ar yra ir daugiau kas medžiojat? Taip, tai jau, kad tėtis ir brolis medžioja, aš jau minėjau. Toliau, jeigu dabartinė jau mano jau suformuota šeima, jeigu taip vadinant, taip, tai žmona medžioja, irgi palaipsniui tapo medžiotoja prieš 5 metus, su tikslu taip, kad tikrai mano tas užimtumas būna pakankamai didelis, ypač jeigu šeštadieniais vyksti dar kažkur į rajoninę draugiją esi pakviestas, tai tai šeimai tikrai skiriam mažai laiko. Aš pats pripažįstu ir tą suprantu ir neina kitaip gyvenę pertransformuoti, tai tiesiog 3-4 kartus į medžioklę su varovais žmona nuvažiuoja,
kartu į ančių, galbūt paukščių medžioklės. Natūralu, vaikai auga, auginame sūnų ir dukrą, sūnui 11, dukrai 7, tai jau ir sūnus eina į medžioklę su varovais, nors aš asmeninį turėjau požiūrį, kadangi šeimoje mes buvome 2 broliai ir tėtis, tai man visada savo mamos tarsi taip ir gaila būdavo, sakydavo, mes 3 išeinam, toje savaitgalį vieną paliekom, bet mama sakydavo, aš džiaugiuosi, aš susitvarkau namų buitį, pagaminu valgyti ir laukiu jūsų sugrįžtant, bet kai gimė dukra, tai taip tiesiog natūraliai širdį jaučiau, kad mama jau, kaip mano žmona, turės dukrą kaip savo draugę kompanionę savaitgalį išeiti ten gal į kino teatrą ar kavos atsigerti, o aš turėsiu sūnų, tai jeigu vieną jau turiu ir esu tas pats toks irgi medžiotojas aistringas, nu tai kaip dabar neperduosiu šitų visų ir matau, kad jis instinktyviai lygiai taip pat yra toks turintis ir azartą, ir žingeidumą pažinti tą gamtą ir šiai dienai jis mane labiau ragina, kad mes nuvyktumėm kažkur pamedžioti ar bebrų, ar kažkur patykoti, ar pasėlinti, nes jam tas įdomiau. Tai jis yra mano, kaip sakyt, kompanionas ir čia tik svarbu, aš to klausimu, kaip sakyt, skiriu dėmesio ir literatūroje tiek, kiek reiškia, teko pasidomėti, tai labai svarbu su vaiku visuomet pasitarti prieš vykstant į medžioklę, ką šiandieną darysime, ar mes tik stebėsime gyvūnus, ar mes tik leisime gamtoje laiką ir nemedžiosime, ar jau kaip pribręsta tas laikas, nes šūvis tikrai gali nugazdinti, pats veiksmas su medžiojimu irgi gali žmogų nugazdinti ir tam sutraumuoti, jauną mažą vaiką sutraumuoti ir taip, žinau, ne vieną blogą istoriją, kur tikrai na ir kokie tėvai bebūtų aistringi medžiotojai, bet vaikai, nei vienas, nei kitas šeimoje sūnus nepasirinka medžioklės kelio. Na tiesa, reikia paminėti, kad dabar ir moterų labai daug ir merginų tampa medžiotomis ir kartais net dažniau, žinau, šeimų, kur yra ir sūnus, ir dukra, bet dukra tampa medžiotoja, o sūnus netampa tiesiog. Tai mūsų šeimoje medžioklinė šeima yra. Nežinau, kaip bus su dukra, tikrai aš jos labai galbūt neproteguosiu ir neskatinsiu, bet manau ateityje vaikam augant tiek su žmona daugiau laiko skirsiu jai, turiu tokį tikslą, kad turiu daugiau patyrimo, nes jau kartu esame sėlinant sumedžioję šerną, tai be abejonės jį medžiojo, aš instruktavau, vadinkim, tai yra, jau man tas sumedžiojimas nebeteikia tokio efekto, kaip galbūt matymas tų pirmųjų poterių tų jaunų medžiotojų. Taip esame išgyvenę su vienu draugu, kuris pradėjo medžioklės kelią ir man tikrai jau po 20 metų medžioklės tai yra tas įdomumas papasakoti savo medžioklės niuansus, savo patirtis, taktiškumą galbūt žvėrių medžiojant, ypač viliojant dabar kaip pavyzdys, ar tauriuosius elnius vilbinėm, kaip sakyta, baubimu. Tai man įdomu tikrai, aš tokią naudoju gyvenime savo, kaip sakyti, patirtį, kad jeigu atsiranda kolektyve jaunas žmogus, jį globoti, jam per metus 2 suformuoti tą, ką tu turi geriausią paėmęs ir tada tas medžiotas visą gyvenimą jis toks bus. Tai, ir tie pirmi sumedžiojimai, tenka su jais dalyvauti, tikrai teikia džiaugsmą. Kadangi buvai paminėjęs, kad dažnai būni išvažiavęs, kad kenčia šeima, kaip kompensuoji tą laiką? Tai laikas vis tiek susijęs su gamta, vis tiek medžiotas yra tas, kuris vis tiek pritems, tai vis tiek išvykimas į kaimą, tiek mano tėvai, tiek uošvėjai yra vis tiek kaime, kiek turim galimybę tenai išvykstame, išvykimas į gamtą, netgi ir savaitgalį, iš esmės būna tokių sprendimų, kai po savaitgalio pusryčių sprendžiam, kad važiuojam tiesiog praleisti gamtoje, sūnus ragų paieškos, žmona su dukra pavaikščios, vėliau užsikursime kažkokį laužą, iškepsime kokią dešrelę ar šiaip mėsos gabaliuką ir tiesiog arbatos atsigersime. Tai būna ir taip, tai reikia pripažinti ne dažnai, bet vis tiek viskas vyksta, visos veiklos į gamtą, į medžioklę, juolab turiu tą palaikytoją sūnų, kaip sakyt, kuris nuolat skatina nuvykti į vieną ar į kitą medžioklę, jau pilnai aš jį apie ekipiravęs, vadinkim, ir rūbus, ir avalinę supirkęs, tai jis, manau, ir emociškai jaučias pats kitaip, aišku,
šuniuko dabar atėjo etapas, tai bandom Taip. įvertinti ir bandom visą argumentus dėlioti, reikia jo ar nereikia, iš esmės, nes kaip žinia visada jauniems žmonėms gyvūnėlį kažkokią neturint, tas entuziazmas po savaitės kitos išblėsta ir tuomet tik belieka pareigos, atsakomybė ir ankstyvas atsikėlimas. Tai, va. Taip. Tai tokie dabartiniai išgyvenimai. Kokia veikla tau padeda atsipalaiduoti po ilgų tokių sunkių dienų? Vėl tas, žinot, matyt, nors aš pats savo dabar vis turiu pripažinti, mažiau leidžiu medžioti vis dėlto. Anksčiau galbūt laisviau ir to laiko daugiau būdo arba jį lengviau būdo susiplanuoti, bet visumoje tas būtent medžioklės procesas, aš nepraleidžiu beveik nei vienos medžioklės su varovais, kuri man yra mano, vadinkim, trendas, pati stipriausia iš esmės emocija kolektyviniai medžiokliai, daug dinamikos, daug veiksmo, daug žmonių, daug bendravimo. O vėliau turbūt tai jau išėjimas būtent pasėlinti, patykojimas, gamtos pastebėjimas ir pats sumedžiojimas. Anksčiau taip reikia pripažinti, labai norėjusi sumedžioti, iš esmės būdavo tikslas trofėjaus, tikslas tam tikrų gyvūnų ten skaičiaus, ten lapių gal kažkiek tai sumedžioti. Dabar iš esmės toks labiau praleidimas ir kartais pagalvoju, jeigu ateitų, reikėtų kažką sumedžioti, o čia prasidėtų antroji medžioklės dalis, reiškia tvarkymas, dorojimas ir iš esmės dar vieną tokį vidinį atrandu poreikį medžioti tada, kada reikia iš esmės, kai vartojimui nereikia žvėrienos, kai nereikia galbūt pasidalinti su savo rečiau medžiojančiais kolegomis, kai savo artimą aplinką nereikia galbūt aprūpinti, nes kiekvienas mes medžiotas tikrai žinom, kad mums kiekvienam tiek nereikia tos žvėrienos, kiek mes sumedžiojame. Tai pasidalinimas jis irgi duoda tą džiaugsmą, tą efektą, tai kartais eini medžioti ir ne visada turi tą tikslą, kad reikėtų sumedžioti. Tai pastarieji metai neduoda daug to poilsio, bet visumoje geriausiai jaučiuosi, kai grįžtu į namus, iš esmės, ar po sunkios savaitės, ar po darbo dienos, tai jaučiu, kad tai mano tvirtovė yra ir kaip būtų keista, ar COVID'as taip suformavo, kad sėslumas tikrai atsirado ir tu nori ten būti, tu gerai jautiesi su savo šeima, su savo artima aplinka, su jau tikrai artimiausia šeimos nariais ir tu tikrai kartais nori tiesiog nieko neveikti, tiesiog gaminti maistą, užsiimti kažkokiais stalo žaidimais, išeiti galbūt pasivaikščioti, kiek galimybės leidžia ir matyt, čia labiausiai atsipalaidavimas yra. Koks tavo mėgstamiausias patiekalas? Nesu toks įmantrus, bet dar būtų tartaro žvėrienos iš esmės, karpačio, ypač ingredientai iš esmės, kuriuose yra sūrios, tai kaip karpačio kaip pavyzdys, aš tai bent sūrį, alyvuogės, kaparėlius naudoju ir mėgstu pats gaminti, tai ten prie vyno taurės turbūt dabar toks, mėgstamiausias patiekalas yra. Ar kada nors buvo momentas, kai suabejojai savo pasirinktų keliu? Pakankamai šiaip esu ryžtingas, pakankamai gaunu patirčių iš Virginijaus dar to ryžtingumo, bet visumoje taip buvo dvejonių, kaip tu prieš tai save tikrai realizuoji pagal įsilavinimą, patirtį ir pašaukimą, dirbi tą darbą ir kad tu tuo metu sunkiai įsivaizduoji, kad gali gyvenimas kažkaip kitaip pakrypti, tai būtent taip ir atsitiko, nebuvo lengvas sprendimas būtent ateiti į draugiją. Aš čia vienas momentas labai veikė, kad nesiveržiau ir niekas manęs neprotegavo, tiesiog matyti iš ankstesnių mano kažkokių veiklų, darbo patirties, švarių metrikų, savo požiūrio į medžioklę, į visą gamtos suvokimą susidėjo matyti kompleksiškai ir tiesiog kai kurie tą žino, kai kurie nežino, bet aš nei vieno turbūt asmens čia iš tarybos esančio
nepažinojau taip gerai ir manęs Virginijus nepažinojo. Tiesiog matyti, buvo paieškos pagal tam tikrus kriterijus žmogaus, kuris gali ateiti ir imti šitos rolės direktoriaus. Nebuvo neaiškų pareigybinių iš esmės, tik su laiku susikristalizavo, ką reikia daryti ir visą techninę dalį šiandieną ir darbų organizavimą tikrai kaip direktorius aš esu ir savo prisėmęs ir nuo to priklauso, ką mes veikiam, ką darom ir nuveikiam, tai tiesiog matyt reikia naudotis tą kredo taisyklę, kad nesigailėk ten, kur esi ir nesigailėk tą, ką darai, tai aš to ir vadovausiu, o gyvenimas, jeigu pakreips, kur būsiu naudingas ir veiksiu kažkur kitur, tai be abejonės aš čia nesu įsikibęs ir jeigu kiti galvoja, kad atėjau čia būti amžinas kaip kai kurių rajoninių draugijų, aš tokio tikslo neturiu. Jeigu bendruomenė ir mūsų demokratiniai procesai kaip delegatų suvažiavimai spręs tokius klausimus ir būsiu naudingas, aš stengsiu tą naudą ir duoti. Jeigu matysiu, kad pats nesu naudingas ar kiti matys, aš čia neprivalau būti, turi ateiti kiti lyderiai, imtis tą iniciatyvą. Galų gyvenime atėjus su ambicijomis ir tokia ir mano pradžia buvo, tu ėmėsi maksimaliai, ėmėsi maksimalaus režimo, planavimo, mokė atiduoti ir stengiasi tą, ką gali ir tu įsisemi, būna taip ir kartais tave laikysena kažkokia demotyvuoja, tą reikia pripažinti, kiekvienas žmogus išgyventų ir man tą teko išgyventi, bet visumoje laikome savo tikslų kryptingai ir jeigu gyvenime atsiranda lyderių, tie tikrieji lyderiai ir turi užimti poziciją, nes jie yra lyderiai, o ne dėl to, kad užimtų poziciją, pasiimtų garbę ir leistų savo būti keletą dešimtmečių toje pozicijoje, neduodami pridėtinės vertės. Tai aš netoks žmogus, jeigu aš matau, kad negaliu sukurti pridėtinės vertės, juolab ir save realizuoti, natūralu, jaunatviškas tas maksimalizmas kažkada gyvenime išblės ir aš tikiu, kad aš esu nepakeičiamas ir kažkada turi ateiti kiti lyderiai. Ar turi kokį nors laimingą ar simbolinį daiktą, kurį visada nešiojas, galbūt su savim į medžioklę ar darbą? Neturiu turbūt ir tokių prietarų, iš esmės netikiu galbūt horoskopais ar dar kažko. Tiesiog aš gyvenime džiaugiuosi likimu, turbūt kur esu, su kuo esu, o svarbiausiai džiaugiuosi savo žmona, nes žmonos dėka aš atsiradau ir Vilniuje, nes meilė vedė studijų metais tiesiog čia. Aš tikrai nebūčiau toks, koks šiandien esu. Ji yra mano ramstis ir iš esmės mano, kaip sakyti, išgyvenimo partnerė, iš esmės, tai aš džiaugiuosi kaip žmogumi, gyvu sukūrimu ir mes buvome klasiokai, mes studijų metais vienam universitete studijavome, mes jau daug ką gyvenime išgyvenom ir mes turbūt iš pusės sakinos kartais iš vieno žodžio suprantame vienas kitą, mes sėdėjome vienam suole, turime gražią praeitį, aš pats kaip žmogus tikrai pakankamai esu prirašus, esu vertybiškas ir iš esmės vertybiniai dalykai kaip santuoka man turbūt svarbiau negu už daugelį kitų dalykų, nors kartais aš to neparodau ir galbūt karjerai ar savo darbams skiriu daug dėmesio, bet širdėje, jeigu man reikėtų rinktis vieną ar kitą svertą, tai tikrai aš rinkčiau savo tą artimą žmogų ir nepriklausomai ar tai būtų lemiama akimirka ar ne, iš esmės meilė veda, o meilė yra įvairių krypčių, meilė darbui, meilė žmogui, meilė Lietuvai ir aš visas tas meilės išskiriu ir segmentuoju. Kokia ateitis laukia medžioklės Lietuvoje, jeigu taip trumpai reikėtų? Labai gali būti neprognozuojama iš esmės, net ir jeigu neturėsime plano ir nenumatoma, reikia žiūrėti į bendrą Europos tendenciją, kadangi mūsų kontinentui, mūsų, kaip čia pasakyti, landšaftui ir gyvūnijos įvairoviai, Europa geriausias pavyzdys ir įvairių šalių turim, kur jeigu neturint sprendimų dėl žaliojo kurso, dėl aplinkosauginių organizacijų judėjimo, dėl vis medžioklės neįgimo ir apskritai regionų veiklos, kas yra ir iššūkis ir miškam, ir žemės ūkiui, ir tų veiklų ribojimui, iš esmės, jeigu mes neturėsime
aiškių atstovų ir jų strategijos, tai tikrai ateitis gali būti liūdna, nuolat yra užkoduoti peržiūrėjimo laukinių gyvūnų priklausomybės, pakol kas yra valstybės išteklius tie gyvūnai, bet yra tam tikra grėsmė, kad siekti smulkesnių, kaip sakyti, medžioklės plotų ir žemėnaudos peržiūrėti skaičiavimą, tai įvairiai gali būti. Medžioklė gali būti sunkiai prieinama visiems socialiniams sluoksniam, ypač mažesnio pragyvenimo lygio, nes medžioklė gali brangti, nebūtinai koeficientas gali nustatyti. Jeigu valstybė pakeistų modelį ir būtų už individą, tai tiesiog reikia pasižiūrėti į tas šalis, kur medžioklė yra už sumedžiotą gyvūną ir prieš tai įsiperkant licenciją, tai tikrai yra daug brangesnis modelis. Man šitas modelis nepatinka dėl to, kad jame daug individualumo. Reiškia, aš beveik nusiperku potencialų arba trofėją, arba mėsą, bet visumoje dingsta bendroji medžioklės funkcija, tai bendrystė. Bendras laimikio medžiojimas, bendras kažkoks kiekis kvotos, kuris numedžiojamas, toliau bendras jo ištempimas, transportavimas, pasidalinimas ir nainam individualumą. Jau taip medžioklėje nemažai to individualumo, kai kurie kolektyvai naudoja, tik tais nenaudoja, propaguoja gal taip, tik tais tykojimo, alsėlinimo medžioklės, atsisako medžioklių sovorojus, dėl ko? Dėl to, kad neišvaikytų gyvūnų, bet vėliau jau galėtų ten daugiau sumedžioti tais kitais būdais, kas man ne visada yra įdomu prie mūsų pašarinės vietos, kažkokios vėliojimo vietos, arba brutaliai, taip grubiai pasakysiu, prie lovio. Tai medžioklė turi būti įvairlypė ir tikrai neindividuali. Ir jeigu būtų žemėnauda maža, smulki, ten 100-200 hektarų dydė, tai kiekvienas ten medžiotojas ateitų ir jo tikslas tik būtų, kas užėjo ten gyvūnas ant to, kaip šachmatų lentos, tą ir sumedžioji. Ir iš esmės būtų tikslas tik sumedžioti, nežiūrint, kad po gyvūniją būtų tvari, subalansuota iš esmės ir tiek, kiek man reikia. Ten, kur žmonės turi realizaciją veikti individualiai, jie visada veiks savanaudiškai. Ten, kur yra kolegialus organas, aš skaitau asociacijos, tai puikiausias, reiškia, darinys, kur ten susirinka laisvamaniai, ten nei vieno priverstinai nepriversi ateiti ar veikti kažkaip kitaip negu priimta žmonių grupės, tai yra valstybės požiūriu, mano galva, racionaliausiai užtikrinamas medžiomųjų gyvūnų panaudojimas. Koks palikimas tavo manimu būtų geriausias, jei vieną dieną pasitrauktum iš aktyvios veiklos? Aktyvi veikla, aš matyti visada buvau ir būsiu. Nuo medžioklės veiklos, manau, niekur neatsiejamai nedingsiu. Koks buvau visuomenininkas, toks ir liksiu. Juolab turint susiformavus požiūrį ir turint daug bendraminčių. Jau iki tol tikrai, kadangi galimybių ir kolektyvų turiu ne vieną, kur medžioti ir ypač iš praeitų darboviečių yra tam tikras ratas, tai tų medžiotojų, reiškia, iš visos Lietuvos tenka pažinoti, bet čia atėjusi draugė dar labiau tu tą, kaip sakyti, galimybę turi, daug žmonių, daug įdomių žmonių, tai ta pažintis yra įvykusi, natūralu gyvenime pakeitus kažką ar pareigas, ar dar kažką, dalis žmonių atkrinta ir tai normalus ciklas, bet tie ištikimiausi, ta komanda, su kuria šiandien dirbam, tie, kurie likimo tiesiog suvesti į šitą būrį, visiškai gyvenimo, kai kurie būdami nepažįstami, iš esmės taip susikomplektavo, kad aš manau, nepaisant jokių pokyčių įvykusių, ar kurie įvyktų, tai ta komanda ir būtų. Ir nieko čia iš esmės daug nepasikeistų. Lyderių nėra nepakeičiamų iš esmės. Kažkada reikia ir žinoti laiku, kada pačiam atsitraukti, kada žinoti, kaip gal tu gali būti atsitraukęs kažkam patariamojo vaidmens funkcijoje, nes tobulų žmonių nebūna, klaidų nedarančių žmonių nebūna. Natūralu, kad iš kažkiek tai sprendimų yra neteisingai, ne tai, kad
patys sprendimai, bet pasirinkimai, koks bus rezultatas. Ir natūralu, kad mes visi lietuviai mokam krepšinį komentuoti, mokam teisėjauti, mokam išmanyti, mokam pasmerkti. Tai medžiotojai irgi lygiai taip pat yra, jie ne kažką kitokie. Kai reikia pasiūlyti, suinicijuoti, nėra minčių. Kai jau reikia pateiktas mintis, jie gali visada nukopijuoti ir sakyti, štai aš padariau, aš čia, krūtas, aš toks anoks. Iš esmės nežinodam, kas iš tiesų tą klausimą ar idėją inicijavo, bet jau taip yra. Ir kai yra nuveiktas darbas, dažniausiai ir jeigu kažkokia yra jame nesėkmė, tai visi puls komentuoti. Reikėjo taip daryti, reikėjo kitaip daryti ir čia galbūt suklydo to ir visi nuginkluos. Bet iš esmės nežinant iki tol buvusių pasiekmių ir trikdžių ir galimybių galbūt. Tai čia yra tikrųjų lyderių savybės, tie, kurie gali ateiti ir iš esmės mums jų šiai dienai trūksta, pradedant nuo medžiotojų kolektyvų, nes ten kaita nėra tikrai didelė. Per lėta vadinkim, turėtų keistis klubų vadovai, turėtų rajonės draugijos ir aš žinau, kad medžiotojų tarpe, lyderiam ir genas ne visiems yra įskiepytas iš esmės, bet jų yra tikrai potencialių, kurie gali duoti pridėtinę vertę visuose grandyse. Tiek Respublikinėje medžiotojų ir žvejų draugijoje, tiek rajonėje, tiek savo kolektyve, bet jie dažniausiai neprileidžiami. Dar viena grupė yra tie, kurie gali, bet gyvenime nenori užsiimti, neturi to visuomeninio, kaip sakyti, įskiepio ir to galbūt laiko įvertinę, kiek visuomeniškumas tas pareikalauja. Tai šitą stabdydami kai kurie žmonės trukdo mūsų medžiotojų bendruomeniai vystytis, nes jeigu vystytis, tai reikia vystytis visiems iš esmės. Negalim vieni pasilikti vegeduoti ir negalim tų blogųjų pavyzdžių mes toleruoti ir leisti jiems, kaip sakyti, nudegraduoti. Mes turime veiklumu paveikti ir visus kitus ir turime įveiklinti ir įtraukti taip, kad visi jaustųsi kažką padarę ir prisidėję. Ir tada tos mažiau, kai supras, kiek reikalauja tam tikras veiksmas pastangų, kiek reikalauja laiko, kiek reikalauja lyderystės to geno, tada visi jausis, kad taip, aš bandžiau, žiūrėkit, ne taip ir lengva, bet jeigu mums pavyko, tai jausis visi, kad mes visi esam padarę ir visi jausis bendruomenės dalis. Kada mes kaip lyderiai bandom kažkur atstovauti, nesvarbu gyvenime kokiose veiklose, ir jeigu lyderiai tik figūruoja, kad sprendžia, tai neindikuoja stiprios bendruomenės. Stiprią bendruomenę indikuoja, kai lyderiai suteikia lyderystę kitiems, sublyderiam, tada tie lyderiai galbūt dar į kažkokius ambasadorius, reiškia, teisingus įgyvendintojus nukreipia kryptį ir tu matai, kad viskas veikia. Čia kaip vieningas avilys iš esmės. Jeigu bitutė motinėlė yra gera, tai ir visas avilys yra sveikas, jame nėra ligų, sveika medų neša, ar tai būtų liepų, ar tai grikių iš esmės. Medaus gausu, medaus daug, tai tenkina ir to medaus vartotoją, tai tenkina ir medaus nešėją, būtent pačią bitutę. Taip turi būti darna. Skrusdėlynas lygiai taip pat gali būti iš esmės. Tai yra gyva organizacija, ta, kuri duoda tam tikrą impulsą, ta, kuri reaguoja, ta, kuri pergyvena viena už kitus, ta, kuri susitelkia ir bando išgryninti, reiškia, savo veiklą taip, kaip pridera ir taip, kaip priima visa visuomenė ir galų gale duoda maksimalų pridėtinį efektą. Po kol kas mes visi neturėjome bendro vardiklio, visi veikėme padrikai, neturėjome nei bendro standartizuoto kažkokio dokumento, kaip strategijos ir taip toliau. Pradžiai turim tą ir vertinkim tai, ką turim. Tobulinimui visada nėra ribų, mūsų mintise daug galimybių įgyvendinti projektus ir etikos kodeksas ir normos. Natūralu, kai yra nuleidžiama kaip gairės, kaip rekomendacijos, bendruomenė visada priima kaip kažkokį primetimą. Bet neįvertina, kad to bendrumo kažkokio iki tol nebuvo. Ir tai priimtų kaip galimybę, galbūt paskaitė, išsirinktų tas, kaip
kas jiems būdinga, ką jau jie įgyvendina, bet kas ir tobulintina. Nežinau, kaip reikia prieiti prie medžiotojų bendruomenės, aš kartais pajokauju ir čia leisiu savo pajokauti, kai bendruomenė yra padrika ir nesusivienijus, man atrodo, mums reikia veikti per medžiotojų žmonas. Žmonos turbūt namuose pasako žodį ir jau vyrai klauso ir atsižvelgia. Tai kai patys medžiotojai nesupranta turbūt ar nenori suprasti, kas yra bendras medžiotojų siekiamybė ir siektinumas, tai gal reikia komunikaciją laiškų siūsti ne patiem medžiotojim, kurie gal skaito ar neskaito, bet nusiųsti žmonom ir pasakyti, kad jūs pasinaudokit šito, kaip sakyti, galimybę ir variantų, nes galbūt tai puikus ir geras dalykas. Pabaigai blitz klausimai, tai kelios sekundės atsakymui ir šitus klausimus uždavė iš tavo darbo žmonės, tai liks anonimiškai. Kokį vieną patarimą jaunam Laimonui galėtum duoti? Jaunam kaip savo? Taip. Iš esmės nieko gyvenime nekeisk ir laikykis savo vidinių moralės nusistatymų. Koks mėgstamiausias medžioklės būdas? Medžioklės su varovais. Kokių pasiekimų medžioklės srityje labiausiai didžiuojatės? Pasiekimų aš tokių galbūt nereitinguočiau iš esmės ir ypač ant sumedžiotų gyvūnų. Sumedžioti gyvūnai negali būti, dėl kurių varžomasi. Taip, trofėjus kartais džiugina, bet tai neturi būti pasiekmė, kad įvertintas balais, kad pranokau kažkokį ten savo kolegą ar dar kažkas. Pasiekimas yra iš esmės, jeigu tai vertinant, turėti autoritetą medžiotojų bendruomeniai. Tai vertinu tai, kad esu vieno iš klubo vadovas, tai vis dėlto, jeigu man vėl delegavo šitą funkciją, tai mano pasiekimas pripažinimas. Jei turėtum galimybę pabendrauti su bet kuriuo istoriniu ar šiuolaikiniu žmogum, gali būti iš medžioklės, kas tai būtų? Bet koks asmuo. Iš esmės, žinot, daug autoritetų mes turime, bet nei vienas iš jų nebuvo per visą laikmetį išryškėję, ne? Tai šiandieną dauguma jie vis tiek jungia ir yra aplink mūsų organizaciją, bet aš pasakysiu, kad tokio draugijos pirmininko, kaip yra Irmas Virginijus Kantauskas, jeigu dar medžiotojų bendruomenė suprato, kad turbūt per visą draugijos egzistavimo laikotarpį, o jie egzistuoja 100 metų, nebuvo tokio lyderio, kuris būtų toks ryžtingas, kryptingas, toks įžvalgus ir norėtų tiek gero, neturėdamas savo naudiškų paskatų. Tai man šiai dienai ta lyderystė yra neįkainama ir aš tikrai daug patirčių galiu pasisemti iš šio žmogaus. Kaip jūs įveikite iššūkius ir išlaikote motivaciją dirbant medžiotojų labui, kai jaučiate, kad jūsų pastangos ne visada yra pastebamos ar įvertinamos? Tas yra neišvengiama, bet visumoje mano įkvėpimas yra mano šeima, mano žmona, jį jaučia, mato, kaip aš jaučiuosi, mane perpranta iš mano balso, iš mano pirmųjų, kaip sakyti, veido, galbūt mimikų grįžus namo. Tai mano didžiausias palaikymas yra žmona, galėčiau sakyti brolis ir toliau visa aplinka, kurie yra tikrieji draugai. Tikrųjų draugų gyvenimą aš nereitinguoju, tačiau labai tikruosius draugus ar bičiulius aš atskiriu ir tikrųjų draugų galbūt turėčiau ant vienos rankos pirštų, kurie tikrai man pasakys, kada koks patarimas, elgsenos ar dar kažkas ir netuščia žodžiausio tikrai patars, kaip turiu elgtis gyvenime. Ir kokį patarimą duotum pradedančiam medžiotojui? Būkite greta visada jūsų stereotipus atitinkančių žmonių. Ir medžioklės potyris tuomet jums bus duodantis maksimalę, ne tai kad naudą ar gražą, bet tiesiog maksimalų efektą ir tik bendravimas su žmonėm, iš esmės nelaimikio vaikymasis, duos jums geriausius potyrius medžioklėje ir patirsite visą tikrąją medžioklės dvasią. Ačiū, kad šiandien skiriai laiko. Tai nėra už ką, iki kitų kartų. Ačiū, kad buvote kartu. Jei šis pokalbis privertė jūs susimastyti, pasidalinkite juo. Prenumeruokite, sekite mane ir nepamirškite,
tikroji medžioklė prasideda ne tik miške, bet ir mūsų viduje.